Na va, Firantas aprūpino dar vienu kibiriuku. Dar pasiėmėm čia lipuškės tokios irgi, va, viduj durų, kai būna, nu, tiesiog tas celofanėlis užsideda, kad nepatektų drėgmė iš lauko į saloną. Tai tam celofanėliui klijuot, šita va yra tokia lipuškė. Tai labai geras daiktas, čia gal net ir kokią lempą galima klijuot su juo, bet aišku, jinai nesistengstanti. Tai turėtų būti ant lempos kažkokie klipsai, kurie laikytų, kad neiškristų tas stiklas. Tokie dalykėliai. Ačiū Firanto dažai. Paėmėm E28 radiatorių naują. Galvojau, galbūt aliuminį pilnai imti ten kažkokį tais, bet, nu, realiai pilnai užteks ir šito, nes tai 3,5, žodžiu, tiem krabam visiems originalas. Tai džeizeko irgi pilnos akys. Ir va taip, turėsim aušinimo, čia galėsim kokį termodaviklį dar jungti ventiliatorių ar kažkam tokio. Tai reikės jį prisimatuot, nes ten kažkiek reikės papjaustyti tą teliką. Nu, tiesiog ten, kur radikas dedas, nes kai originaliai ten buvo tas 1,8, tai tas radikas išneštas į variklio skyrių labiau, žodžiu, truputį skiriasi nuo to, kai buvo su šitu dideliu radiku. Ir paskui stiprėtinimo bakelį dar aišku pastatyti ten jau eigoj. Padarėm apsaugiai yra, kad nesugadint grotijelių, suprantate. Galima bus matuotis. Turime naujutėlę arką. Rempartoj pasiėmėm, turėjau vietoj. Nežinau, kiek jie dar jų turi, bet vat, jeigu kam reikia, tai sveikas E28 ponas. Čia va, turim atsigramdymus pažiūrėti, ant kiek bloga situacija. Praktiškai viskas yra jau sutvarkyta, kas liečia tuos tokius dalykus, kad reikia virinti ten ir, žodžiu, skylės ir panašiai. Tai visi va čia kampai bagažiniai čia tokių, tie bako, čia lopas perdarytas, kad būtų padoresnis biškį, dugnas prasmaluotas. Galima sakyti, vienas sluoksniukas dar prasmaluotas, tik tais atvežiau smalos naują viedriuką. Tai dar bus praeita. Tada čia arka matosi kairė. Visa yra įdomi. Tai žodžiu, čia per daug tiesiog nieko nesigilinu. Įsipaišys į vaidmenį šitą, supranta. Ir bus tvarkingai. Čia toliau visi tilto suvirinti dalykai. Irgi čia užsmalota viskas. Tada čia vat lango tas reikalas sutvarkytas. Čia tik tai šito nebaigta šveis dar sulyti, bet principe jau yra sufiksintas reikalas. Realiai visi baisiausi ir nebaisiausi dalykai suvirinti. Aš jau kaip ir matėm, viskas baigta, variklio skyrius praktiškai irgi finišas yra. Dar išvedinėjimai visokių čia vyksta. Na ir ką mes čia turim šiandien šeštadienį, tai jau trečiadienį sakė atveš, viskas bus pabaigta ir tada lauksim prieėjimo prie ruošimo darbų. Ruošimas greičiausiai irgi pas tą patį žmogų vyksta. Padarysim pertrauką čia, žodžiu, kokių mėnesių ar 2. Ir per tą laiką tvarkingai pasikaups biudžetas mūsų iš jūsų paramėlės. Ir turėsim už ką suprantas sumokėti. Žodžiu, visi laimingi. Tai viskas labai puikiai juda čia į priekį. Progresas vyksta. Ir jau, nu, gal ne taip jau greitai, bet už kokių 3 mėnesių matysim jau ir bendrą iš tokio kampo vaizdą reprezentatyvų. Dar atsivežėm radiką, pasiėmėm čia naują. Reikia pasižiūrėti, kaip jis ten nori tilpti variklio skyriui. Ar nori, ar nenori. Greičiausiai pasimodinti. Kai jau prasivešime šį čia, tai prisilipdysim į tą vietą, viską normaliai, bet dabar tiesiog norėjau pažiūrėti, ar telpa tarp lonžeronų. Aišku, čia jisai originalas kaip ir turi tilpti, bet, žodžiu, viskas čia matau telpa. Tai šitas kaip ir buvo tikėtas yra lempinis biškį šlindimas. Tai reiks čia tokį biškį haką padaryti. Tada jisai prisiglaus čia fainai. Prisitvirtins, čia gal netgi ir skylės originalios kažkur tai bus tvirtinimo. Žodžiu, all good. Čia dėja, kuo toliau, to man labiau nepatinka šitą persikreipus spiruoklė. Nes čia baigė nuplyšti pačioje martiko, žodžiu. Tai jo, visai būtų faina, jeigu kažkas tai sugalvotų, turėtų galimybę pagelbėti martikų klausimų. Nežinau dar iš tikrųjų, ar čia koilus normalius kokius dėti, ar tiesiog normalius amortikus pažemintom spiruoklėmis. O gal net ir stokam, žodžiu, nežinau, bet reikia kažkas spręst klausimą. Toks tas dzelis iš apačios, supranti, viskas čia užsmalota, nelabai čia ką ir pamatysi. Matyk, matos tik tai, kad viskas
susmaluota ir nešviečia laukas. Turim čia dar tą bamperį skardą tokią priekinę. Reikia dar sugalvoti iš tikrųjų, ar čia ją imti naują kažkokią tais, ar šitą pačią gaivint. Ją kaip ir įmanoma atgaivint, bet aš dar galvoju, kad visai būtų faina sudėti apdailą ant šito BMW. Tai tada šiek tiek gal mažiau yra prasmės dėti naują tą skardą, nes neužsidengia. Jo, šiaip tai būtų tiesiog labai fainas dalykas sumest MQ apdailą. Gerai, jie žiūrisi labai. Na ir turiu dar tokį pranešimą, kad pagaliau prisiruošiau sudėti į shopą šiek tiek merčo. Su laiku dar pasipildys dalykų ten visokių mano gamybos. Kas norit, jau galit kažką įsigyti. Contribui yra shopo skiltis, kur paspaudę galit viską rasti. Taip pat ačiū labai visiems remiantiems ir vėlgi priminimas, kad visi, kas remiate, gaunat šansą laimėti E28, kai jau bus jisai pabaigtas pilnai. Ir savime aišku, padedat šiam projektui gimt, įvykt.